Nu, kitą kartą nevėluok, žinok, nes nelemia. Tai taigi vėluoji tu. Ką reiškia, aš vėluoju? Nu, gerai, Aš atėjau laiku. Ne, kada ten ant kem 5 bus, tai buvo 50. Žiūrėk, jeigu tu būtum atidaręs man duris ne kem 8, o kem 4, tai aš dar būčiau net minutę anksčiau atėjęs, teoriškai. Nu, žinai, pasiteisimai ir yra pasiteisimai, tai ką aš galiu pasakyti. Nu, Bet, gerai, pakalbam, kas neturėtų teisintis. Barcelona neturi teisintis pralaimėti 4-2 Osasunos ekipai. Jo, biški, taip, žinai, pirmas suklupimas per tuos 6 La Lygos mačus, tai kaip ir normaliai, vis tiek 5 pergalės prieš tai buvo. Bet 4-2 ten niekada nefilmavo mačo eigoje, nepirmavo. Ir kas mušė Jamalis, mušė dar Pau Viktorą, tiesą net nežinau, kurioje pozicijoje ir kiek laiko jis jau žaidžia Barcelonai, šis ispanų jaunuolis, bet... Jo, Paul Viktor ir Jamalis. Jamalis susilaiksuos. Dar galėjo tas rezultatas būti ir prastesnis, nes Jamalis tik 90 minutę įmušė, galima sakyti. Tai jau čia toks kaip čia garbės reikalas. Garbės reikalas. Bet šiaip tai man labiausiai, sakyčiau, iš mačo įstrigo gal net ne tai, kad Barcelona prastai žaidė, bet kaip Osasuna gerai žaidė. Gal ir apie tai galim pakalbėti. Galim pakalbėti, aš, prisipažinsiu, nemačiau mačo, bet kiek girdėjau, jo, vis tiek 4 įvarčius pelnyti prieš komandą, kuri, Barcelona nėra savo, kaip čia, istoriškai pikinės gynybos, bet turi vis tiek solidžius gynėjus, kurie atlieka savo darbą. Vis tiek jie gerai gynasi ir taip tai sezono eigoje kol kas prasileidinėja daug įvarčių Barsą. Bet, kaip sakiau, vis tiek, vienas tas mačas turi būti, kada nepasiseka, kad kažkas tokio įvyksta. Ir šiaip sakyčiau, vakar MVP rungtynių buvo kroatas Budimiras. O ką jis padarė? Jis realizavo 11 metrų baudinį ir įmušė dar vieną įvartį. Tai jisai vakar baigė mačą su 2 įvarčiais. Tiek pat kiek Barcelona. Taip. Ir šiaip sakyčiau, kad kas man labai įstrigo, kad Barsa pagal baudos smūgius laimėjo 26-2. Tai standartinių situacijų Barsa turėjo begalę. Ne, aš nežinau kokia statistika, bet aš net ir prieš tau pasakant šios skaičius įsivaizdavau, kad Barcelona dominavo. Kad ir jie pralaimėjo 2 įvarčiais ir pasileido 4. Taip, jie dominavo, ta prasme, jie 75% laiko kamuolį laikė. Smūgių daugiau atliko, į vartų plotą daugiau smūgių atliko Osasunos ekipa, bet šiaip statistika Barsos tikrai tokia, kur atrodo, kad jie turėtų kontroliuoti tą mačą. Tik tai net sunku patikėti, kad tu gali su tokia statistika 4 įvarčius prasileisti. Ispanijos, taip sakykime, vidutiniokiai. Jo, vėlgi toks ne visai čempioniškas futbolas, bet vėlgi Hansi Flicko komanda dar ganėtinai jauna ir dar yra ir pats treneris, tik 10 mačų net nėra sužaidęs su komanda, treneris, tiksliau. Tai nežinau, čia bus įdomu pasižiūrėti, bet aš gal norėčiau užsiminti apie tą patį Jamalį vis tiek. Taip, apie Jamalį užsiminkim, nes... Ir sakyčiau, gal dar, padarom intro, nes mes taip labai netikėtai šokom. Tai dar vienas mūsų podcastas. Ja. Ir šiandien pagrindė kalbėsim apie futbolą, nes turim labai daug aktualijų. Ja. Ir jo, pirmadienį ryte turėtumėte išvysti šitą podcastą. Šiandien sekmadienis. Labai turim daug temų, apie jas visas nepristatinėsim, tiesiog eigoje susipažinsim. Pasižiūrėsite, išgirsim. Ir apie krepšinį labai minimaliai, LKL'as ir trumpai apie Lietuvos klubų reikalus, kas buvo šią savaitę, nes Eurocupas prasidėjo. Taip, bet ten ateis Eurolygai įsibėgė sezonas. Tai gerai, apie Jamalį tada. Jo, aš tokį klausimą norėčiau tau suformuluoti. Ar tu pritartum nuomonį, kad jis dabar Barcelonos geriausias žaidėjas? Aš matai, jeigu atsimeni praeitą podcastą, kai mes kalbėjom apie Ballon d'Orą, tai aš buvau jį įsirašęs net kaip ir kandidatą. Tai taip, aš manau, kad jis šiuo metu yra geriausias Barsos žaidėjas. Aš turbūt sunkiai galėčiau nepritartam, kad ir kaip keistas kitas 17 metų geriausias komandos žaidėjas, elitinės komandos žaidėjas, visgi Barcelona, tokie yra. Bet, nežinau, man norisi statyti tą patį Lewandowskį tenais, nes kol kas puikiai žaidžia. Aišku, ir daugiausiai įvarčių La Lygai pelnė žaidėjas ir tas pats Rafinha. Rafinha, aš irgi sakyčiau. Ir kamuolius dalina. Sakyčiau, šitie 3 žaidėjai yra top 3 kol kas Barsui šį sezoną. Barsui, jo, bet net ir tas pats Dani Olmo, jis irgi visai neblogai žaidžia. Tai
Šiaip Baras apart šito pralaimėjimo labai gerai atrodė šitam sezonui. Nu, atmetus dar tą Monako pralaimėjimą. Jo, nu, ta prasme, La Lygos kontekste tai buvo nebejotinai Na, 5 geriausia. pergalės, net praeitą savaitę 5-1 prieš Villarrealį, kuris prieš tai buvo ten beveik visus mačus irgi laimėjęs, tai daugiau negu užtikrinta pergalė. 1-0 prieš Hetafę savaitės eigoje, nu, taip biški irgi nuvylė, ten jis Lewandowskis tik pasižymėjo, bet išvargo, kartais reikia ir tokių pergalių. Šiaip geras, dėl Jamalio, tai parašykit komentaruose, jeigu, aišku, dabar tik podcast'o pradžia, bet parašykit komentaruose, kaip jūs manot, ar jisai yra šiuo metu geriausias Barsos žaidėjas. O gal geriausias ir pasaulio žaidėjas. Gal kažkam ir pasaulio, gal geriausias žaidėjas. Bet jeigu kalbant apie geriausias žaidėjas pasaulyje, tai ką, gal apie Haalandą tokį užsiminkime? Apie Haalandą dabar noriu pašnekėti. Nu, tiksliau ne apie Haalandą, apie jo komandą. Jie turėjo tą jau derbį, manau, galima vos neįvardinti, Man City su Arsenalu žaidė. Taip, ten praeitą savaitę, jau savaitę praėjo nuo to mačo, bet mačas vis dar mūsų galvose. Nes... Vis dar aktualus, taip, nes koks mačas. Aš prisimenu, kad tu sekėjai to mačo. Aš labai sekiau ir pats žinai, kad aš labai palikau Londono Arsenalą. Raudonuosis. Bet jiems ten išleido pergalę ir... Nu, žinai, jeigu jie nebūtų antro kėlinio pabaigoje per pridėtą laiką gavę tos raudonos kortelės, tai gal ir būtų atsilaikę. Gal ir būtų, nes, gynyba. Nes šiaip realiai visą kėlinį jie ir atsilaikė per pridėtą laiką. Ten, man atrodo, 98 minutę pasileido, tai kažkas tokio. Bet ten įdomi tai buvo, aš kai klausiau, kai tu kalbėjai apie Osasunos, Barcelonos kamuolio kontrolės skirtumą, man atrodo, ten labai panašiai buvo. Ten netgi Man City's dar labiau dominavo 78% laiko kamuolio. Tai va. Bet aišku... Na, aišku, raudoną kortelę nepadėjo Arsenalui. Ypač antram kėliny Man City's turėjo 90% laiko kamuolio. 90% laiko. Realiai, kiek čia aš paskaičiuot noriu, kokios 5 minutės Arsenalas turėjo kamuolį maždaug 5 minutės, taip. Ja, daug pasakė, bet... Jie kaip ir turi tų atakuojančių žaidėjų, kurie gali greitai kontratakas išbėgti. Gal biški keisti, kad jie ant tiek užsidarė antram kėliny, bet matas, kad Arteta pasitikė savo autobusų. Taip, ir apie tą autobusą ir apie tuos gynėjus, tu nemanai, kad Arsenalas turi geriausią gynėjų šiuo metu? Nežinau, ar pasaulyje, bet Premier League aš turbūt noriu sakyti, kad taip, nes ir tas pats Saliba, ir tas pats Gabrielis, ir Kaljaforė, kuris perskėlė ir puikų įvartį beje pelnė. Prieš Man City, visi gynėjai užtikrintai atrodo, Beną Vaitą dar pridėsiu. Gynyba, iš dalies kaip ir kiekvienas iš šitų žaidėjų yra centriniai gynėjai pagal savo tikrąją poziciją, bet jie keturiesi žaidžia gynybos grandyje pas Arsenalą ir daro tą, ką kažkada Mourinho su Chelsea turėjo. Gynasi užtikrintas, saugiai, taip kamuolio kontrolė nėra didelė, bet ir rezultatas yra. Ne, ir šiaip aš sakyčiau, kad šitas mačas ir apibūdino tą Premier lygos šiuo metu esančių dviejų grandų dvikovą, nes tikrai buvo įdomu žiūrėti, net ir gavus raudoną kortelę, ta intriga nedingo. Taip. Ir Arsenalui šiaip, realiai pavyko atsilaikyti. Nes galima buvo tikėtis ir kitokio rezultato po antro kėlinio. Tipo, žiūrint vėlgi tą pačią statistiką, kokie 3-2 ar net 4. Pakankamai jie sugebėjo išsaugoti tą tašką ir lenktynės tęsiasi, nes ten dabar šiuo metu viršų yra ir Liverpoolis ir Aston Villa. Šiuo metu jie dabar šiuo metu laiminėja prieš Ipswichą. Tai turbūt ir pasiims pergalę. Įdomu, kol kas tikrai, kaip čia, labai daug komandų, kurios žaidžia gerai Premier League. Bet žinai, mes dar nepakalbėjom apie šitą mačą, dar reikia pasakyti, sakyčiau, patį svarbiausią momentą. Rodri, trauma. Ja. Ir čia su tuo pačiu Ballon d'Oru galim susijęti. Čia ir su Ballon d'Oru, ir su... Nes čia, sakyčiau, čia buvo mačo įvykis. Nesvarbu, kaip mačas baigėsi, bet tokia trauma tokiam žaidėjui. Čia ir visą sezoną gali nulemti. Ir pačiam Man City. Ne, ta prasme, kad žaidėjas šį sezoną neberungtyniaus, tai čia 100%, nes žmogui ir kryžminiai kelio raiščiai trūko ir meniskas. Tai iš patirties galiu pasakyti, kad sezonas baigėsi. Ir Ballon d'Oras greičiausiai irgi nuplaukė. Ne, žinai, Ballon d'Oras taigi pagal praeitą sezoną. Bet, žinai, čia toks irgi slidus reikalas. Ja. Bet gaila tiesiog, nes, ar ten, varijuoja nuomonės, ar tai geriausias, ar vienas geriausių žaidėjų, bet kokiu atveju žaidėjas, kurį visą laiką malonu pasižiūrėti. Taip.
Aš buvau matęs statistiką tokią, man atrodo, praėjusį sezoną vidutiniškai po 2 taškus, biškai daugiau, 2,06 taško renka Mancydis be jo. Su juo 2,3 ar 4. Tai čia drastiškai skiriasi. Tai jeigu tai būtų ir šį sezoną, Mancydis veikiausiai negaus Premier lygos titulo. Tai va čia apie tai ir galim diskutuoti, ką dabar Mancydis, kaip Mancydis seksis žaisti, nes vis tiek Rodri buvo... Nu, tu realiai nepakeisi vienas į vieną tokį žaidėją. Nepakeisi. Aš net galvoju, kas būtų būtent pas jos kaip toks atraminio tipo saugas, kuris galėtų pakeisti jį. Gali būti, kad kažkurį iš centro gynėjų stums aukščiau Guardiolą tiesiog, bet bus įdomu pažiūrėti, jis tikrai kažkas įdomus. Taip. Tai kas dar yra, nežinau, liekam Premier lygoj, apie Brentfordą galim pašnekėti, ten yra tokios įdomios statistikos. Jo, čia tikrai ne titulo favoritai, bet... Bet šiaip, kaip 3 mačus iš eilės, 1 minutę mušti įvarčius. Aš tipo... Čia wow. Čia, šiaip, žinai, net ir vieną mačą įmušti 1 minutę įvartį jau yra šis toks neblogas pasiekimas, švelniai tariant. Aš žinau, kad dabar yra propaguojama tokia konkreti puolimo pirmąją minutę strategija, kai tu biškį atmeti kamuolį atgal ir po to aukštai keli išbėgusiems per kraštus puolėjams link baudos aikštelės priešingai. Taip, nes, žinau, kitaip tai nelabai įmuši. Taip, 1 minutę, bet 3 kartus padaryti, tai ar kažką panašaus, čia atvirai aš net nežinau, kad 2 kartus buvo padaryta, tai 3 kartus, ar pamuš tokį rekordą, aš nežinau. Čia galbūt tas vienas iš kaip Mesio rekordas su Ballon d'Orais, kažkas tokio. Ir 2 iš 3 tų įvarčių 1 minutę įmušė Brianas Mbeumo, taip, iš Kamerūno žaidėjo. Taip, šis gerai formai, žinoma, kokiam klube žaidžia, man atrodo, jis jau 4 įvarčius turim. Berods kažkas tokio. 4 rungtynėse pasižymėjęs. Ir neblogai atrodo, žinoma, kad Brentfordas prarado savo pagrindinį praėjusį sezoną puolėją Ivaną Taunį, kuris į tą pačią Saudo Arabiją perskelia. Gerai pakeičia šitas kamerūnietis. Kas iš dar Premier lygos aktualijų tokių, tai paminėčiau... United aš kažkaip. United pasiliekam pačiai pabaigai. Ir tu buvai užvedęs tokią temą, kad mes galbūt galim pakalbėti apie Liverpoolio reikalus ir apie 2 žaidėjus konkrečiai, apie Mohamedą Salą ir Luisą Diazą. Aš ten pat parašau. Ir tu manai, kaip supratau, kad Mohamedo Salą Liverpooliui nebereikia, taip noriu pasakyti? Na, aš gal pateiksiu. Prisipažink žiūrovams, o dabar tiesiog ne. Aš prisipažinsiu, kad aš dievinu Mohamedą Salą, aš taip pasakysiu, nes žaidėjas, kuris nuo savo to pirmojo sezono Liverpoolyje ir aš dėl būtent šio žaidėjo sezono aš ir pamilau šitą klubą ir Liverpoolis, Anglija turbūt mano mylimiausias, mėgstamiausias, kurį aš palaikau labiausiai. Ir aš tikrai nenorėčiau pamatyti Salą išeinant, bet atrodo, kad pats klubas nėra suinteresuotas pratęsti jo kontraktų, be abejo. Vienas didžiausių kontraktų šiaip Premier lygoje, apie tai dar vėliau pakalbėsim. Jo, bet, žinai, ir nieko nuostabaus, žaidėjas verto, žaidėjas įrodė savo vertę. Mano nuomonė, top 10 Premier lygos žaidėjas istorijoje. Vis dar. Aš kalbuoju. Jau net apie istoriją. Istoriškai tai taip. Net ir dabar vis tiek dabar, taip. Man atrodo, 5 įvarčius turi jau šį sezoną. 5 įvarčius Luisas Diazas, apie kurį taip pat norėtume pašnekėti, turi 4. Jo, bet kodėl aš apie jį užsiminiau, nes jo reitingas, aš kiek pažiūrėjau, 8 taškai iš 10 per šitos sužaistus Premier lygoje mačus, tai čia daugiau negu reta. Ir žaidėjas, kuris gal, mano nuomonė, nėra toks potencialiai geras, kiek kad Salah savo pykė, bet jis tikrai greitas, jis tikrai gerai skrodžia kraštų. Labai gerai kamuolį valdo. O būtent driblingas, kaip iš Latino Amerikos kilęs, tai nėra per daug stebintina, bet vis tiek tą reikia gebėti padaryti, jis ir gali mušti įvarčius iš toliau, gali ir kamuolį pasidalinti, tai kažko ir tą patį Salah primena. Tai aš nežinau, ar jis pakeistų būtent egiptietį atitinkamai, bet jeigu Salah išeitų, Liverpoolis būtų gerose rankose. Nes po egiptiečio, aš manau, būtent šis žaidėjas yra geriausias puolėjas Liverpoolyje. Net negaliu su tim pasiginčyti. Tai ką, apie Man United tada pašnekam dar.
liekant Anglijoje. Taip, nu tai apie šios raudonuosius. Ta prasme, aš net negaliu, žinokit, aš nesuprantu, mėly žiūrovai, kaip mes galim 5 podcastą išėlės kalbėti apie juos ir visada keičiasi mūsų nuotaika apie juos. Pasisakymai, taip. Ir tai giriam, tai pykstam ant jų, dabar vėl pasityčiasi. Man jau, žinok, tiesiog neviltis kelia. Atrodo, kad jie patys vos kaip ir savęs tyčiasi, nes tu lygiosiam žaidži su Crystal Palace. Premier lygui, taip, man atrodo, jie ten dar namuose žaidė. Tada su kuo ten, su Twente, jei teisingai prisimenu, Europos lygui lygiosiam. Sugebėjo 1-1. 1-1. Sugebėjo dar ten pasisekė. Nes Eriksenas, kiek pamenu, gan vėlai pelnė ten įvartį. Po kurio beje klaidos krito tas įvartis, į Man United vartus. Šiandien gal dar sugebės jį atsirevanšuoti prieš Tottenhamą namuose žaidžia. Tai ar tu tikėjai, kad jie laimės prieš Tottenhamą? Šią sekundę ne, bet nenustebčiau, kad jie laimės kokie 2-0 ir mes vėl turėsim kitą podcastą apie juos kalbėti visai kitokiamis nuotaikomis. Čia toks visiškai nenuspėjamas klubas. Aš nežinau, kaip Erikas ten Hagas dar laikosi savo poziciją, gal dėl tų kai kurių išskirtinių mačų ir laikosi, bet tu negali su tokia sudėtim žaisti taip nepastoviai. Taip, labai banguotai, nenuspėjamai ir tikrai ne tas klubas, ne tie finansai, kad tu galėtum sau leisti Europos lygą atidaryti lygiosiomis prieš tokią klubą. Žinai, kas man keisčiausia, kad aš net negaliu išskirti nei vieno žaidėjo, kuris atrodo kaip lyderis United. Bet jie turi, suprantate, aš sakyčiau, kad jie neturi tokio superstaro, bet šiaip tos pavardės... Ne, jos tikrai skambės, bet vis tiek treneris tam ir skirtas, kad jis iš žaidėjo ištrauktų geriausią jo formą, arba bent jau arti geriausias. O net tas pats Bruno Fernandes, kuris, kad ir koks treneris pas United buvo, vis tiek žaisdavo neblogai, neatrodo ypatingai, atrodo tiesiog pamiršė savo geriausius metus, kad ir vis dar jaunas, bet aš nežinau, ar jis bent vieną rezultatyvų perdavimą yra padalinęs Premier lygai šį sezoną. Ir iš puolėjo aš nežinau, kas ten dar pas United yra, nes Rashfordas, jis jau atrodo... Apie Rashfordą irgi dabar tuoj pakalbėsim. Apie jį ir jo uždirbamus pinigus. Taip. Eriksenas, jis jau toli gražu ne savo pikiniai formui. Tikrai ne. Zirkzė galima kalbėti, kad galbūt turi potencialų iškilti United. Vis tiek Olandas puikų sezoną turėjo Bolonijos klube, bet dabar atrodo žaidžia tikrai. Tas pats Kazemiro, nežinau, ar paminėjai. Nepaminėjau jo, bet jis iš viso jau atrodo gyvena tiesiog praeitimi ir bando pakartoti tai, ko jau nebegali padaryti. Todėl aš nežinau. Tai tu, kaip suprantu, prognozuoji šiandien pralaimėjimą. Žinai, Tottenhamas irgi silpnas klubas šiuo metu, bet turbūt. Bent jau, kad praras taškus, tai faktas. Tai gerai. Paskutinė tema Anglijoje, tai Premier lygos ryškiausių žaidėjų atlyginimų. Tai kaip manai, kas patenka į top 5, aš tau leisiu paspėlioti dabar. Top 5? Aš gal pradėsiu nuo to, kas manau, kad pirmas turėtų būti, jau sakyk, ar patenka į top 5, tai De Bruyne. Taip, jis yra 5 tokie. Haalandas be abejo. Be abejo. Salah irgi. Taip. Ir dabar galimai prasidės linksmybės. Dabar aš jau nežinau, tiesą sakant, nes tokių kaip žvaigždžių. Taip, čia patys pirmi 3 tokių pat eiliškumų, kaip ir išvardinai. Tai va. Ir kiti 2 yra Manchesterio United žaidėjai. Palauk. Tai, turbūt tas pats Casemiro bus. Taip. Vėlgi, atspindi jo praeities aukštumas, bet aš žinok, neįsivaizduoju, kas 5 gali būti. Nes... Aš irgi žinau, pamačiau šitą faktą, tai Markusas Rashfordas. Taip, tai yra Markusas Rashfordas. Šiuo metu jisai yra 5 daugiausiai uždirbantis žaidėjas. 5-6 kartu su Jacku Grealishu, jie tiek pat uždirba. O įdomu, kad jis net nėra 5 geriausias savo klube. Ir tarp kitko ne 5-6, 5-8, 4 žaidėjai tiek pat uždirba tokį pat kontraktą. Tai komandos draugas Bruno Fernandešas, tada, kaip ir minėjau, Jackas Grealishas ir Bernardo Silva. Irgi dėl Grealisho biški stebina, nes atrodo jis jau ir pamirštas ir
labiau prisimenu. Atrodo, iš tiems žaidėjams, kai kuriems tie kontraktai vien už praeitį. Na, aš pamenu, tugi pats kažkada ir buvai sakęs, kad realiai atlyginimas yra už praeities nuopelnus. Taip. Nu, tai, žinai, logiškai, tu pasirašai kontraktą su klubu nauju ir jie tą pinigų sumą jūs sutarėt su klubu vien dėl to, kaip tu atrodė anksčiau per praeitą sezoną. Tai ir kartais labai gali skirtis, tu labai gerai atrodė praeitą sezoną, pasirašai labai gerą kontraktą, bet naujoji komandai atrodai prastai palyginus su tuo, kiek tu uždirbi. Tokia logika. Tai va. Nu, jo, atlyginimai įdomus ir biški, kaip čia, nustebina ir biški verčia nuvertinti gaunamus pinigus žaidėjim turbūt. Nes aš žinau, kad tas pats Sterlingas Arsenale, net nežinau, ar jis ten sužaidęs bent vieną mačą, bet jis uždirba irgi arti to, ką Rešfordas, kiek aš pamenu. Aš žinau, dabar ieškau Rahimas Sterlingas, jisai pakankamai žemai, koks sąraše 25. Premier lygos daugiausiai uždirbančių žaidėjų. Tai va, geriausiai lygoje, bet tu dar, kaip supratau, nori pasiginčyti, nes buvo iškėlęs teoriją, kad Bundesliga galbūt yra geriausia lyga. Aš buvau iškėlęs tokią teoriją, nes man atrodo, kad, žinai, geras futbolas yra kada smagus futbolas, o smagus futbolas dažniausiai tada, kada yra daug įvarčių pelnoma, o Bundeslygoje aiškiai daugiausiai pelnoma per vieną mačą. Nepasakysiu tikslios statistikos, bet ten virš 3 įvarčių. Galim vien pasižiūrėti į Bayerno, Bayerio, Dortmundo to pačiu, kurie vos neatrodo po keletą mačų išėlės pelno bent 4 įvarčius, tai iš ties kažkas tokio. Tai žinai, įvarčiai pelnomi, žaidimas gražus, konkurencija yra lygoje, žaidėjų gerų irgi yra. Tas pats, Keinas iš viso bombarduoja išsijuosis ir muša rekordus ir atrodo Bayernė pasieks jai ne tiek pat kiek Lewandowskis, galbūt, panašiai bent jau. Tai žinai, labai įdomu pasižiūrėti ir jeigu reiktų prognozuoti, kas laimės Bundesliga, aš vis dar negalėčiau. Taip, kalbam dabar jau kiekvieną podcastą apie Bundesliga ir vakar įvyko, sakyčiau, esminė Bundeslygos turo dvikova. Ir favoritai. Gal net ir sezono. Tiesa, jinai nebuvo itin įspūdinga 1-1. Rezultatu baigėsi rungtynės tarp dviejų. Ne visai Bayernas ir Bayeris biškai skiriasi pavadinimai, bet vis tiek. Bet panašių pavadinimų, jo. Jo, ir aš buvau nusivylęs, nes daug tikėjausi šio mačo. Mačiau, kad ir toks Nerijus Kesminas prognozavo 4-2 Bayerno pergalę, o tik 2 įvarčiai. Net ir kiek pamenu, neįtin aktyvi mačo eiga buvo, tenais atrodo, kad komandos labiau susitaikė su to, kad geriau pasiėmom po 1 tašką, bet neleidžiam kitai komandai savo varžovai išsivežti 3 taškus. Į vartų plotą tik po 3 smūgius atliko abi komandos. Tai va, tai desningas rezultatas. Ja. Tai gerai, ką dar turim? Turim kokią seriją, juk tenais. Seriją turim labai daug reikalų, bet aš galvoju kažką gal dar apie Bundesligą galim pakalbėti. Tai tu manai, kad Müncheno Bayernas turėtų šiemet pasiimti titulą? Aš tai nesakiau. Nesakėjai? Aš tai nesakiau. Aš pamanu, kad tu praeitą podcastą tą sakei. Aš to vis dar nesakiau. Tai žodžiu, labai sunku, žinokit, gerbėmieji žiūrovai, padaryti taip, kad mūsų nuomonė sutaptų. Nėra nei vieno dalyko sporte, kur mūsų prognozės arba nuomonės visiškai sutaptų. Tikrai nėra. Visada kažkas turi išsiskirti. Bet čia ir futbolo grožis toks, kad čia yra neturi vienareikšmės podcasto grožis, mano dienos. Galbūt tavo tiesa. Tai gerai, šokam į Italiją. Italija. Tai galim, jeigu jau kalbam apie galimai potencialius čempionus, tai pakalbėkim apie Juventusą. Juventusas, taip. Gynyba, ideali realiai. Nepraleista nei vieno įvarčio. Ne vieno, per 6 mačus, tai apie puolimą kitas klausimas jau. Žinai, gerai, komanda pirmauja, sužaidus 6 mačus seriją A su 12 taškų. 3 lygiosios, 3 pergalės. Bet vis tiek, žinai, kažkas, aš nežinau, man netrodo jie kaip
kaip visiškai favoritai laimėti. Jie neatrodo, bet man tai primena, tu žinai, bet jeigu istoriškai kalbėti apie Italijos čempionus, tai tą komandą. Šiaip, kaip ir Italijos rinktinė, pavyzdžiui, rezultatas 0-0. Italų futbole tai yra labai normalu. Sužaisti 1-1, 0-0, 1-0. Nors paradoksas, Juventus jeigu laimi, jie laimi 3-0. Šį sezoną taip, Nežinau, ar tęsis šį tendenciją, bet... Jo, yra du rezultatai. Arba laimim 3-0, arba sužaidžiam lygiosium 0-0. Daugiau nebūna rezultatų. Arba itališkai, arba visiškai neitališkai. Visiškai neitališkai, taip. Jo, bet aš nežinau, galima paminėti, kad tas puolimas iš ties niūrus, nes paskaičiaus 1,5 įvarčiai mačą kaip pirmaujančiai komandai. Bet ką tik kalbėjom apie Bundesliga, kur įvarčiai mušami ir sijuosus. Tas pats Barnas, jeigu prisiminsi, prieš Dinamo Zagrebą 9 įvarčius per vieną mačą įmušė. Čia Juventusas per 6 mačus 9. Ir galim palyginti futbolo skirtumą ir, čia žiūrovas gali atsirinkti, koks futbolas jam arčiau širdies. Bet faktas, kad pas Juventusą gal net geriausia gynyba esamų momentų pasaulyje galimai. Manai, kad, gerai, serijos A klubai pasižymi dažnai gynybą, bet ar tu manai, kad planetoje šiuo metu Juventusas gynasi geriausiai? Aš nesakau to užtikrintai su pasitikėjimu. Nes mes kalbėjom neseniai apie Arsenalą ir jų gynėjų grandį, kokia jinai yra stipri, bet ar tu jį lygintum Juventusą su Londono? Žinai, čia gerai sakai, nes aš negalėčiau tiek išvardinti Juventuso gynėjų, kiek kad Arsenalą. Tai turbūt tą, kad pasako, kad pas Arsenalas skambesnis pavardės. Šiaip tu galėtum žymiai daugiau išvardinti Premier lygos žaidėjų negu Serie A žaidėjų. Taip. Pradėkime nuo to turbūt. Bet ir, galim kalbėti apie tai, kad yra apie populiarumą, kur visgi Italijos lyga atsilieka. Jo, kalbėjom apie tai praeitą podcastą, kaip Serie A atrodo smuktelėjo žemynę. Anksčiau tai būdavo top 3 garantuotai čempionatas, dabar mes jau kvestionuojam, ar į tą trejetuką jisai patenka. O, koks žodis? Kvestionuoja. Taip. Bet šiaip dar liekant tam pačiam mieste, Torino klubas dar yra, kur atrodė dar prieš šį turą, kad jie bus pirmi, bet jau nebėra pirmi, nes šiandien pralaimėjo Lazio 3-2. 3-2, nes aš jau pamenu, mes kai ruošėme šiam podcast'ui, jau sakėm tokia, viskas Torino pirmi. Ar reikės pakalbėti, Gineitis gali būti čempionas. Laimės, o dabar... žinai, aš ir nesitikėjau, kad jie išsilaikys iki sezono pabaigos kaip pirmaujantį komandą, nes ten iš viso pasaka, jie po 47 metų, jie teisingai prisimenu, užimdinėjo kažkuriuos sezono metu iš principo pirmą vietą serijoje. Tai pasako, kad Torino tikrai geroj formai, bent jau lyginant su tuo, ką prieš tai darė pastaraisiais metais. Ar Gineitis per daug prisidėjo prie to? Ne. Praeitą sezoną tikrai atrodė, kad jo rolė buvo didesnė negu šį, bent jau kol kas. Jis grįžta po traumos, tai galima galvoti, kad čia su tuo susiję. Bet, iš principo kažkaip jis ir po keitimo kyla, ir tie pasirodymai neužtikrinti ir perdavimai dažnai būna ne ten, kur reikia. Gynybai per daug klaidų kaip ir nėra, bet, neatrodo tiek įtikinamai. Tiek perspektyviai, kaip kad kartais galima iš jo tikėtis. Jo, kalbėjom apie seriją A, kad galbūt tas lygis yra smuktelėjęs, bet pavyzdžiui, pirmos 7 komandos dabar darinasi po 10, 11, 12 taškų, tai ta konkurencija tikrai yra. Ir lentelės vidurytas pats nuo 7 iki 9 taškų. Bet čia, žinai, čia konkurencija yra, bet visos komandos... Bet taip tikrai labai neįprastai atrodo turnyro lentelė, palyginus net ir su kitų čempionatų. Taip, nes visos komandos realiai lygiavertės, tačiau nėra tokios, kurie, žinai, ateitų ir laiminėtų ten viską, kaip panašiai, kad praėjusį sezoną Interas laiminėjo ir tikrai rinkosi taškus ko ne kiekvieną mačą. Šį sezoną aš nežinau, kas su jo tapo, atrodo, nei žaidėjų prarado, nei treneris pasikeitė, bet tarsi pasikeitė drastiškai, nes ir pralaimėjimas, ir 2 lygiosios, ir tik 2 pergalės iš 5 mačų seriją, tai tikrai nuvilia. Ir dar žinai, ką paminėčiau, kas mane labai nuvilia kol kas šį sezoną, tai Roma. Aš, kai nesitiki nieko iš jos per daug, tai... Bet praeitą sezoną, pamėnė, kaip mes dažnai kalbėdavom užkulsiuose apie Romą, kaip čia... Aš kalbėdavau, kol tam buvo toks įdomus ir man simpatiškas treneris.
atskleisiu jo vardą. Taip. Jose Mourinho. Jose Mourinho. Nes... Ir va dabar kažkaip net, žinai, kai jo nėra, ta komanda jau net atrodo taip simpatiškai. Jie buvo pakeitę trenerį į Danielį De Rossi, kuris, Romos legenda visiškai kaip žaidėjas, ten prabuvo virš 15 metų. Bet ir jį dabar atleido, rodos praėjusią savaitę. Ir aš nežinau, kas pakeis jo vietą Romoje, bet kažkas, privalėjo pakeis, nes žaidimas visiškai nesiklijavo. Ir dabar nesiklijuoja. Dabar 0-1 prieš Veneciją pralaimėjo. Venecija, kuri atėjo iš Serie B. Iš Serie B, tai. Gal graudu, bet... Šiaip labai keisti reikalai Italijoje. Apie italus aš jau nebenoriu kalbėti, perinam. Jau per daug. Jo, tai kas prancūzus galim pakalbėti. Ten praeitą savaitę buvo keletą tokių įspūdingų. Jo, čia gal pakalbam ne apie čempionus, nes pas čempionų aišku... Apie čempionus mes kiekvieną podcastą. Atspėkit, PSG laimėjo ar ne. O čia jau galite irgi komentarus parašyti. Jeigu atspėsit tikslų mačo rezultatą, tai mes jums padovanosim raugintų agurkų stiklainį. Aš oro būčiau jums ir Rapolas agurkum. Jo, bet tenais buvo toks, net vienas porą mačų, kurie įsiminė. Apie kurį? Apie 8 įvarčius pakalba ar apie tą kitą mačą? Gal jau nuo 8, nes... Nica. Taip. Komanda, kuri šiaip gynybinio tipo, kuri realiai, ne tai, kad superstarų tiesiog žvaigždžių neturi. Vienintelis galbūt plačiau žinomas žaidėjas yra Jusufas Mukako. Taip. Ja. Atėjęs iš Dortmundo kaip nenusisekęs pastaraisiais metais jaunuolis, iš kurio buvo prieš tai daug tikimasi. Bet Vokietis su porą įvarčių tenais, Nica su 8 įvarčiais tenais. Sezono didžiausia pergalė. Bet žinai, prieš ką jie žaidė? Jie žaidė prieš visiškai dugno komandą. Etienė, primink, jie kartais netėjo iš antro. Jie atėjo kaip ta trečia silpniausia Serie B komanda. Ne Serie B, Lyg 2. Lyg 2 jo komanda. Tai taip, jo, bet, žinai, pats faktas, kad tu laimi tokiu rezultatu, kol kas juk ne viena kita komanda nėra, tai laimės. Ir tu labiau... Palyginkim galbūt nebent su čempionų lygoj tuo maču, kai... Bayernas 7 buvo... Bet čia netgi ir daugiau, 8 įvarčių. Tai čia daugiau. Taigi, Barcelona buvo 7, aš vėlgi priminsiu, mūsų kolega buvo sakęs, kad tikėjosi, kad... daugiau didesnės pergalės šį sezoną nebus. Bazaras. Jeigu jau yra bazaras žodis paminėtas šitam podcast'e, tai pagaliau atskleisim, kas taps mūsų kolega, kuris čia nuolat kalba apie futbolą ir mums prikišnėja nesąmonę. Ponas Nedas, taip, sveikinimai jam ir linkėjimai. Taip. Tikiuosi niekada neatsidursiu su mumis prie šito pačio stalo. Gerai. Kas ten Marselį buvo? Teisingiau Lyonė vyko. Lyonė. 2-3 pralaimėjo. Žiauriai permainingas mačas. Ten vieni įmuša, tada kiti įmuša. Ir kokia pabaiga, ta prasme. Toks, aš kai esu pats rašytojas ir rašau trumpas istorijas, tai vadžinai, atrodo, pabaigos geresnės neparašytų. Marselis, prasileidęs raudoną kortelę, sugeba įmušti lemiamą įvartį. Po to, kai jie tik ką prasileido. Taip, čia yra wow, čia yra įspūdinga, čia tik, man dar labiausiai patiko tas momentas, kai žaidėjas, kuris už Lyoną įmušė išlyginamą įvartį, ten 93 ar kažkurią minutę, nusiima maiką, logiškai, žinai, atšias norisi patenkintis. Lygiai po minutės jis jau mato, kaip į jo komandos vartus mušamas įvartis ir agonija jo akise. Šiaip įspūdinga Marselio pergalė. Jis iš principo tokia įdomi komanda, jie realiai turi porą puolėjų, tas pats Masonas Greenwoodas, kuris nepasižymėjo taip šiame mače, bet su 5 įvarčiais šiame sezone ir atrodo tikrai ryžtingai. Dar toks Henrique iš Brazilijos irgi turbūt negirdėjęs vardas, aš pats nežinau jo viso vardo, bet žaidėjas, kuris kamuolius dalinas, skuodžia abiejais kraštais ir įdomiai atrodo Marselis. Atrodo kaip klubas, kuris gal nepasieks kažkokių aukštumų tenais. Ne, šiaip visgi legendinis klubas. Legendinis klubas, taip. Ir juk net praeitą sezoną Europos lygoje nužygiavo iki pusfinalio, ten nusileido tik tais Atalantų, kuri galiausiai ir laimėjo visą turnyrą. Tai
Smagus futbolas. Pat, aš mačiau, mes buvome pasidalinę ištrauką tik tokią, kad ir dėl, kad Prancūzijos pirmos lygos negalima laikyti top 5 lygą. Daug kas drįso, ne tai, kad drįso ir sakė savo nuomonę, kad net ir su Turkijos, Olandijos ir Portugalijos lyga negalima lyginti Prancūzijos. Todėl aš, noriu pakritikuoti biškį šią nuomonę, nes taip, gal ne visada jį tokia įspūdinga, bet tikrai yra įsimintinų epizodų. Ir tikrai verta užmesti akį karts nuo karto bent jau. Taip, gerbėmiai žiūrovai, žiūrėkit visas lygas, žiūrėkit ir prancūzus, ir anglus, ir ispanus, ir italus, galų gale gynėjais jungit kartais. Vokietija, žiūrėkit, viską žiūrėkit. Ir tą pačią A lygą įsijungit. Kodėl jūs pamirštate? Taip, žiūrėk, dar... Mes irgi pamirštam. Būtume pamiršę, bet aš kažkodėl tiesiog pamačiau, kad A lyga egzistuoja dar mūsų futbolo pasaulyje, tai galim trumpai pakalbėti. Atsimeni pirmus 2 podcastus, kaip mes kritikavom Panevėžį. Ir jie vis dar yra 10 vietoje. Jie vis dar yra 10 vietoje. Bet kaip aš manyčiau, kad jie tam buvo pasiėmę vieną kitą lygiasias? Jie buvo ir pergalę pasiėmę, bet prieš keletą dienų ketvirtadienį prieš Šiaulius pralaimėjo 2-1 ir jie vėl 10 pozicijoje. Tai primink, kiek dabar rungtynėms liko pasitaisyti? Jiems liko, gerai, jie sužaidė 29 mačus, tai labai nedaug, jiems liko berods 7 mačai. O kiek taškų skiria? Nuo Sūduvos 3 taškai. Bet Sūduva irgi 9 pozicija yra ta, kur tu dar turi tą išlikimo kovą su... Tai iš viso. Jo, iki 8, gerai, tipo 8 vietoj, 7, 8, 9 vieta turi po 32 taškus. Tai... Jo, šiaip nėra tas atstumas didelis, ta pati Dainava esanti 6 vietoj turi 33. Tai arti visai. Viskas yra arti, viskas dar yra įmanoma, tiesiog... Man vis dar keista, kad po mėnesio jie... Mes vis dar kalbam apie Lietuvos čempionus. Vis dar jie vis dar gina titulą. Tai jie gina titulą. Ar verta kalbėti, kaip ten Žalgiriui sekėsi? Ne, labai kažkaip užtikrintai. Aš buvau įsijungęs praeitą sekmadienį pažiūrėti Žalgirių derbį Vilniui. Tai buvo įspūdinga, 5-0 laimėjo Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Ir užtikrinti 3 taškai, tada šį penktadienį 3-1 užtikrintai Dainava jie pasiėmė. Tai aš manau, tas titulas dar nėra iki galo apgintas, 10 taškų skiria nuo Hegelmano. Bet kai jau tiek mažai rungtynių liko, čia jau... reikia neatsipalaiduoti, žinai, visko gali būti. Taip, bet jau teoriškai galim pripažinti jiems titulą. Likus kokiom, būtų labai gerai Žalgiriui, kad likus 3 kokiems mačams jie jau būtų užsitikrinę tą titulą ir galėtų labiau antrą sudėtim. Galbūt net kokią lausną įtižgę. Nealkoholinė. Nealkoholinė. Tai ką žinau apie futbolą, turbūt tiek. Bet liekam Lietuvoje tada. Liekam Lietuvoje, bet padarom pertraukėlę dar. Gerai, padarom. Grįšim čia pat. Tai ką, grįžtam po pertraukėlės ir paskutinė podcast'o dalis apie krepšinį pakalbėsim. Nėra labai daug ką kalbėti. Šiaip yra, bet mes darysim atskirą podcast'ą. Iškart realiai po šitą įrašą filmuosim kitą podcast'ą. Apie Eurolygą pakalbėsim. O dabar tai apie LKL turbūt reikia... Apie LKL komandas. Taip, tai realiai, nežinau, gal nuo ryto pradedam. Gal nuo ryto, Praeitą savaitę pralaimėjo Neptūnui netikėtai Vilniui, sausakimšoje arenoje, pirmos varžybos čempionų. Ir taip tikrai labai prastai, pirmas žvilgsnis labai prastas. Teko lankytis mače, žiūrėjau gyvai tas varžybos, tai ryto žaidėjai atrodė pasimetę, išsiblaškę. Greivsas, Inochas, Tubelis, Ąžuolas Tubelis atrodė kaip... Nesavas žaidė prieš... Kaip 12 metų vaikas, tipo tiesiai šviesiai. Ąžuolai, tikiuosi, neklausai mūsų blevizgų, bet šiaip... Bet rimtai taip ir atrodė. Jo, atrodė. Mes kalbam apie tai, kas vyko prieš daugiau nei savaitę. Jo. Ir jo, tada tikrai tas vaizdas atrodė ne kaip, o vakar jie, kaip ir, sakykime, reabilitavosi, labai gerai pasakei. Prieš Uteną atrodė žymiai geriau, laimėjo 8 taškų persvarą, bet šiaip... Aš kiek pamenu, ten jie dominavo visas rungtynės. Ten Utenai pavyko 4 kėlinį šiek tiek geriau sužaisti ir sumažinti tą skirtumą šiek tiek. Bet Rytas vakar parodė visiškai gerą veidą.
visiškai kitą ir gerą veidą. Ąžuolas Tubelis spindėjo, Stevenas Inochas po krepšių. Tubelis šiaip beje su dvigubų dubliu. Tai vakar 10-11. Tubelis dvigubą dublį. Yeah. Tas Tai- pats Gravesas man visai gerai atrodė. Labai energingi prasiveržimai, kamuolį gerai skirstė. Jo, tenais, kad ir nebuvo, kad itin ilgai žaidė, bet net ir itin daug taškų nepelnęs, va būtent aikštelė judėjo laisvai ir užtikrintai atrodė. Va, žinai, labai norėjęs po pirmų rungtynių taip pamatyti. Tie su pasitikėjimu išeitų prieš vis tiek, pakankamai stiprų varžovą. Stipresnį nei Neptūnas. Tai. Ant popieriaus taip, bet aš, žinok, net nesu įsitikinęs, kuri komanda, ar Neptūnas, ar Juventus užims aukštesnę vietą, nes kol kas man Neptūnas geriau atrodo sezono pradžioje. Tai. Bet šiaip jo, ir aš žinau, kad iš Ryto naujokų tau nei Inochas, nei Gravesas taip neįstringa kaip Seivinas Flegas, kuris šiaip... Šiaip įdomu, kodėl, nes gal dėl to, kad pelno taškus ir vienas, man atrodo, tik Radzevičiui nusileidžia, bet taip tai... Nes vakar kiek 17 taškų, ten net ir prieš Neptūną, kai atrodė visas Rytas, 12 vis tiek susirinko. Seivinas tada buvo vienas iš... Ir tu, žinai, žaidėjas, iš kurio realiai, mes neaptarinėjom jo. Paminėjom ir viskas, bet, nekreipiam per daug dėmesio ir būtų smagu pamatyti, jeigu jis taptų kaip vienas lyderių. Nes šiaip tai labiau gynybinio plano žaidėjas, energingas, atneša tos energijos, bet kai pagalvoji, kaip jis juda aikšteliai, tai tikrai jisai gali varytis kamuolį, žaisti kaip įžaidėjas kartais, nors yra 3-4 numeris Ryte. Bet jo, greitam puolime, kiek tų taškų susirenka, atletiškumas, energija, gynyba, wow. O tai, nežinau, baigiant apie Rytą, tai ką, jie pradeda kitą savaitę Čempionų lygą Italijoje žais. Nežinau su kuo, bet... Su Reggio Emilijos klubu iš Italijos. Kiek girdėjau, jie ir pralaimėjo savo pirmąjį mačą, tai irgi nesėkmingai pradėjo sezoną. Bet jie tik vieną mačą, Rytas jau turi 2 sužaidęs oficialiai. Bet Rytas pasitaisė antrojo savo maču. Tai jo... Reikia tikėtis, kad Italijos klubas nepasitaisys savo antrojo maču ir pralaimės Rytui. Aš nežinau, kokios tavo prognozės būtų. Šiaip galima apie Rytą dar irgi paprognozuoti, nes kitą savaitę 2 esminiai mačai. Tai Čempionų lyga ir sekmadienį Kauno Žalgiris atvažiuoja. Taip, esminis realiai, pagrindinės realiai mačas, įdomiausia dvikova, kuris daugiausiai dėmesio susilaukė LKL. Tai gerai, aš tada sakau taip, Rytas laimės pirmą mačą Čempionų lygoj. Davai, bus sunkės. Užsirašom rezultatus. Kiek tu duodi? Plius kiek? Davai tiksliai. Tai plius 6 duodu Rytui. Plius 6. Šiaip aš irgi 81-75. Ai, tu taip 81-75, ne? Žinai, tiksliai mokslai. 81-75, aš manau, kad Rytas įmes 90 taškų ir laimės 90-84. Užtikrinti. Taip. Kaip sekmadienio derbis, ką ten matai? Žinai, ten sunku prognozuoti, nes Žalgiris labai gerai atrodo. Žinai, mes ir tikėjomės to. Pasižiūrėsim, kaip jiems Eurolygas seksis šią savaitę, apie kurią mes kalbėsim. Apie kurią kalbėsim, jo, bet pirmi 2 LKL mačų daugiau nei užtikrinti. Tenais, tarsi su NKL ar net RKL komandom atrodo, kad žaisti. Nes virš 2-5 taškų abidvi pergalės laimėtos, ir Brazdeikis sužaidžia gerai, kas man. Sirvydis gerai žaidė. Taip, rengėsi. Walsas pasveiko po traumos irgi beros 10 taškų subėtė. Man gal vienintelis, kuris kol kas nuvilė, tai Francisko būtų. Man nuvilė Francisko ir Smailagičius. Smailagičius, jo, aš gerai, kad paminėjai. Man atrodo, antras mačas pas jį buvo geresnis, kai neprisimins, kuo jis žaidė, bet prieš ką žaidė. Tai prieš Šiaulius ir prieš Jonovą žaidė. Tai va, prieš Jonovą. Nes ten rodos dvigubas dublis buvo, arti to. Bet prieš Šiaulius tai labai varganai. Ten, aš pamenu, sakai, kad jis daugiausiai 780 tūkstančių uždirba Kauno Žalgirio. Brangiausias žaidėjas. Brangiausias žaidėjas, bet atrodo tarsi būtų ant suoliuko žaidžiantis, suoliuko žaidėjas. Ir šiaip labai daug nuo jo priklausys Žalgirio rezultatai Eurolygų, nes čia jo gynyba, gebėjimo žaisti per 4-5 pozicijas, jisai yra esminis Žalgirio žaidėjas. Tai va būtent, nes gynėjų mes kaip ir turim platų pasirinkimą, bet su priekinė linija nėra taip gerai. Taip, tai gerai, ką prognozuoji sekmadienį? Aš Vilnietis, bet aš prognozuoju Žalgirio pergalę 87-84. 87-84. Yeah.
Aš prognozuoju Vilniaus Ryto pergalę 82. 80 šiaip labiau prognozuoju, kad prognozuočiau. Manau, kad Žalgiris yra favoritas, pakankamai aiškus. Favoritas faktas, bet... Vakar mačiau gerą vaizdą iš Ryto, ką mes turėjom pamatyti ir nuo pirmų sezono rungtynių, bet nepamatėm. Man atrodo, ganėtinai priklauso nuo to, kaip jiems Italijoje pasiseks. Jeigu jie Italijoje laimės, jie bus super savim pasitikinti komanda ir Žalgiris matai, turi mačą ketvirtadienį, Rytas žais antradienį. Tai daugiau... Pranašumas pasiryto. Ir Rytas dar žaidžia namuose. Ir žinom, kaip pastaraisiais sezonais Vilniui Žalgiriui yra sunku žaisti. O, Kavenska. Mes Vilniečiai, tai suprantat, mes sergam už Žalgirį Eurolygoje, bet... Ja, bet... Savoj publikoje mėgstam ir iš kauniečių biškį pasišaipyti. Tai gerai, šitie du mačai. Apie Rytą Žalgirį pakalbėjom. Apie Rytą Žalgirį galime apie kitus du. Taip. Jie žaidė vakar tarpusavį ir jie praeitą savaitę startavo Eurocup'e, nes Eurocupas prasidėjo. Ir abu du klubai panašiai startavo, pralaimėjo. Taip, nežinau apie Lietkabelį, tai jie žaidė Ankaroj su Turk Telekom ekipa, kuri pakankamai, sakykime, susilpnėjus. Turkai labai susilpnėjo. Ir net sakyčiau, buvo šansų laimėti tas rungtynės tikrai nemažai. Tampėsi iki paskutinės minutės. Paskutinė minutė dar net nebuvo aiškus mačo likimas, bet Lietkabelis tą mačą atrodė kaip komanda, kuriai kažko trūksta. Trūksta puolime iniciatyvos iš kažko. Žinai, pas juosgi kaip ir yra tas, kiek aš pamačiau per pirmosius mačus, tas pagrindinis lyderis, Kalardzakis, ne? Džordžas Kalardzakis. Taip, jisgi ir daugiausiai taškų renkasi, bet atrodo, kad jam trūksta palaikymo. Jo, apie Kalardzakį yra du, žinai, Eurocup'e pirmos rungtynės labai prastos. Bet vakar jisai buvo vienas tų, kuris ištraukė pergalę prieš Vulsą. Vakar jau kitas vaizdas. Tuski, abidvi komandos su turkų varžovais tampėsi iki paskutinės minutės. Čia su Vulsais irgi iki paskutinės minutės. Taip, ir Vulsai dar namuose žaidė. Bet nepalūžo šį kartą. Lietkabelis ir pasiėmė pergalę. Taip. Šiaip buvo netikėta, aš prognozavau, kad Vulsai turėtų. Aš irgi tikėjausi. Ten, žinai, Vulsai irgi buvo po pralaimėjimo Eurocup'e. Aš nemačiau tų rungtynių, tai nežinau, kiek jie ten gerai atrodė. Bet... Jie žaidė prieš pajėgų Bakšeškir klubą, kur tikrai šiemet labai gerai susikomplektavo. Labai daug buvusių Eurolygos žaidėjų, tas pats Tyleris Kevanų, buvęs Žalgirio atstovas. Tai tuomet labiau kaip ir atleisna. Jo, nes sakyčiau, Lietkabelio varžovas buvo silpnesnis. Jie žaidė aišku išvykoje, bet Lietkabelis tų šansų laimėti gal net ir daugiau turėjo negu Vulsai prieš Bakšeškir. Ir vakar, bet esminis dalykas, apie šitos klubus, ką galima pakalbėti, tai vakar tos rungtynės, 83-81. Lietkabelis išsitraukė pergalę ir kaip sakiau, man tas buvo labai netikėta, nes man ant popieriaus Vulsai žymiai geresnė komanda ir ta forma buvo abiejų komandų galbūt ne pati geriausia, bet Vulsai man atrodė labiau, kaip čia pasakyti, Vulsai užtikrinčiau startavo tam pačiam LKL praeitą savaitę. Jie laimėjo, ne? Jie labai užtikrintai nugalėjo Jonavos ekipą. Tai toks, sakyčiau, įdomus rezultatas, bet labai svarbus taškas Lietkabeliui kovoje dėl aukštų pozicijų. Jie galbūt dabar galės realiai bandyti ir tą pačią trečią vietą užimti. Tas pats Vilniaus Rytas nėra kažkoks varžovas, kuris yra žymiai geresnis. Gerai, nepradėkime apie tai, ar Lietkabelis aukščiau bus. Bet šiaip svarbus taškas. Svarbus taškas, tikrai. Aš gal žinai, ką noriu paminėti, kad man atrodo, kad biški daugiau iniciatyvos iš lyderių norisi pas Vulsus, nes Andriusas taip jis susirinko taškų, bet ten pats neatrodė ganėtinai užtikrintai. Jo, Andriusas, sakyčiau, man irgi dar nepalieka to pačio geriausio vaizdo, kaip tas turbūt esminis papildymas vasarą. Taip. Kauvanas irgi netrodo taip labai banguotai. Jis kol kas jo, naujausias taškų renka, man atrodo, ar tai 20, ar tai arti to buvo prieš Lietkabelį, bet, vis tiek norisi užtikrintesnio žaidimų. Taip, tai gerai, ką žinau, turbūt. Iš LKL tai kaip ir viskas. Apie Žalgirį, vis tiek apie Žalgirį dabar kitam podcast'ą kalbėsim. Plačiau pakalbėsim. Plačiau, bet galim trumpai numesti
numės savo nuomonę prieš Barceloną. Jie žaidžia ketvirtadienį namuose, tai Kokios kokios prognozės, ko tikėsi? Ar gali Barcelona pasiguldyti pirmą mačą Žalgiris? Kaip tau atrodo? Aš tikiu, kad jie gali. Gal dėl to, kad lietuvis, na ir vėlgi tas pats patriotizmas, bet jie susirinko gerą sudėtį, bet aš kol kas nežinau, ko iš Žalgirio tikėsi Eurolygą. Žinok, va tas pats, aš negaliu prognozuoti šitų rungtynių, nes Eurolygos kontekste aš dabar nežinau, ko tikėtis iš Žalgirio. Taip, bus soldautas, bus nuostabi atmosfera Kaune, Barsai bus sunku žaisti, bet Tai iš Barsą... Trinkeriai po mačo kiekvieną kartą gerai skambiai pasiskės. Bet aš galiu tik tais palinkėti Žalgiriui rimtos kovos, nes kai Žalgiris žaidžia lygiai, jie visada turi labai didelius šansus laimėti, ypač namuose. Tai aš labai norėčiau, kad Žalgiris laimėtų, bet pasižiūrėsim, kaip čia bus. Istoriškai su Barsai visgi pralaimė dažniausiai. Tai apie Barsą ir Žalgirį pakalbėsim sekančiam podcast'e, kuris išeis šiek tiek vėliau negu šitas. Trečiąjį veikiausiai planuojam. O šiaip tai viskas, apie krepšinį daugiau tų esminių dalykų. Nežinau, viskas. Kaip ir viskas. Tai buvo smagu laiką, subscribe, tada TikTok'e pafollowinat. Jo, ir laiką tam padėk. Pasižiūrėkit, labai daug visokių shortsų gerų. Jo, kiekvieną dieną keliam. Ir Instagram'e dar galit pafollowint. Ten mes kol kas nesam itin aktyvus, bet artimiausių metų stengsimės. Taip. O šiaip tai jeigu patinka, tai pliama, pasidalinkit su tais savo draugeliais, kaip sakant. Pasakykit, kad vyrai apie krepšinį, apie futbolą vienu metu sugeba per vieną podcastą pakalbėti objektyviai. Čia dar klausimas. Linkėjimai nedui, aišku, kaip visada. Kaip vis. Tai va, turbūt tiek. Atsisveikinam. Iki greito. Už 5 minučių aš vėl jį pamatysiu šitoj pačioj studijoje. Kitą podcastą filmuosim. Gerai, čiau.